Ištrauka iš romano Vedama tamsos 7 skyriaus. Deira valandėlei nutilo ir įsiklausiusi į gilų ir tolygų Antarinos kvėpavimą, toliau kalbėjo raminančius, atpalaiduojančius, reikalingus žodžius. Ėjo dar giliau, perkelė užmarštin datas, vardus ir pranešė, kad po kelių sekundžių, spraktelėjusi pirštais, pradės skaičiuoti. Tada Antarina taip atsipalaiduos, kad nepajėgs net šnabždėti. Ir ten, toli, suras tai, ką privalėjo pamiršti. Jis klęs nebūtin, o dabarties vaizdai tols, tirps, nyks. Gal ką pamirš arba prisimins. Galbūt ką nors iš vaikystės ar kitų gyvenimų. Dabar aš spraktelėsiu pirštais ir tu panirsi dar giliau. Tu pasitiki ir esi laisva. Mintimis persikeli į stebuklingą girią, kurioje tau viskas leidžiama, net ir tai, ko šiame gyvenime nedarėjai. Koridoriumi praūžė protestuojantis lauk varomi lankytojai. Iš nugirstų žodžių spėjo, kad ekscentriški jauni muzikantai su gitara, kurie jau 3 dieną vakarojo palatoje koridoriaus gale. Antarinai giliai įkvėpus, vedlė toliau kalbėjo, pamaniusi, jog rami ir monotoniška intonacija suveikė kaip migdomieji. O juk tikrai nebūtų kalbėjusi toliau, jeigu būtų mačiusi, kaip kraupiai atrodo plačiai atsiveriančios Antarinos akys, jos dvasiai keliantis į kitą erdvę. Po 4 valandos, už durų pasigirdus pažįstamiems slaugytojų šnabždesiams, Deira suprato, kad naktinė pamaina pildo jos prašymą ir tuoj palatoje pakvips greitasis maistas. Kelkis, balius prasideda, atkeliauja naktypečiai. Kol tau kalbėjau ir pati vos nenusmigau. Antarinai nieko neatsakius, pasakė garsiau. Ei, miegančioji gražuolė, laikas keltis! Gulinčiosios kvėpavimas sutrūkčiojo. Ji kažką sumarmaliavo po nosimi. Ryte įsiparpsi, pabudome ir kelkimės. Paskutinius žodžius ištarė sąmoningai garsiai, prie pat veido. Ei, klausyk, nejuokinga. Papurtė Antarina už peties, bet ji nesuprantamai suniurzgė, subambėjo lyg aiškindama. Deira priartino ausį arčiau, bet suprasti nepavyko. Palietė skruostus kaktą. Maža kas, gal epilepsijos priepuolis. Oda kiek vėsesnė, bet sausa, jokių traukulių. Guli visiškai rami, išskyrus sklindančius keistus garsus iš burnos. Deira prikando lūpą, gaudydama pilkojoje smegenų masėje mintis, atsimušančias viena į kitą. Nejaugi jai pavyko užhipnotizuoti. Nesąmonė. Bet kas tuomet vyksta? Klausyk, baik gerai, kelkis. Aš kviesiu daktarą, girdi? Kelkis! Ko spoksai, bebrus atnešiai? Sukriokė Antarina nesavų balsų. Tikrai ne jos balsas. Deira atšoko per 2 žingsnius. Jau patikėjo, kad Antarina mato haliucinacijas. Jai toptelėjo, juk iš transų jos neišvedė. Reikėjo skubiai tai padaryti, kol į palatą neįgriuvo medicinos personalas. Nuo kaktos delno nusivalė prakaitą. Širdis šokinėjo iki gerklės ir atgal. Smakras virpėjo. Smarkiai delnais patrynė skruostus ir ištarė. Dabar padėkok savo patirčiai. Balsas sutrūkčiojo. Deira atsikosėjusi mėgino nuryti seilės, bet burna buvo per sausa. Ir ji išpylė beveik greitą kalbę. Kai aš spraktelėsiu pirštais, tu atsidursi dabartyje. Tu atsidursi dabarties akimirkoje. Tu čia ir dabar. Dabar aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Spraktelėsiu pirštais, tu prabūsi puikios nuotaikos ir geros savijautos. Tu prisiminsi viską, kas vyko hipnozės metu, ir šie potyriai liks su tavimi. 3. Sąmonė visiškai sugrįžta. 2. Tavo raumenys prisipildo jėgos. 1. Spraktelėjo pirštais. Tavo vokai atsiveria, gali pasiražyti. Na kaip? Antarina nė nekrustelėjo ir per Deiros nugarą nuriedėjo ledinis prakaito lašas. Reikėjo ko nors griebtis. Skubėjo atverti ir užtrenkti atminties stalčiukus, ieškodama jose sprendimų. Nutolo visi garsai, liko tik ištikimasis cik-cik, 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 kuris priminė dar vieną variantą. Deira priartino laikrodį arčiau Antarinos ir kuo ramiau prabilo. Dabar
Aš spraktelėsiu pirštais. Lygiai po 1 minutės tu pajusi 3 pliaukštelėjimus per ranką ir prabusi. Po minutės. Po 60 sekundžių tu prabusi. Deira pakartojo tai aiškiai ir lėtai. Perkelė laikrodį arčiau. Tuomet užčiapė ant Arinos ranką. O spraktelėjusi pirštais ėmė skaičiuoti girdimus cik-cik. Kai laikrodis praciksėjo 60 kartą, ji pliaukštelėjo per miegančiosios plaštaką 3 kartus ir įsiklausė. Tyla. Sekundė. 2. 3. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.